Sveiki, mėlyjeji. Taigi pašnekėkime apie vyriškąją sveikatą. Na ir štai aš esu savo džiovykloje, kur džiūsta mano vaistažolės. Čia štai ant stalo džiūsta gaurometis, kitaip tariant, Ivan Chai. Na ir ką daro žmogaus organizmui, paimkime šį kartą vyro organizmą ir šiek tiek istorijos, nes tai irgi, jeigu kalbant apie sveikatą, tai reikėtų pasižiūrėti ir į istoriją. Tačiau dabar pirmiausia pažiūrėkime, kas guli ant šio stalo. Tai ant šio stalo guli Ivan Chai, kitaip sakant, gaurometis. Ką daro gaurometis? Gaurometis švelniai stimuliuoja prostatą, gerina prostatos veiklą ir taip pat skatina testosterono išsiskyrimą vyro organizme. Taip, toliau. Čia guli taip pat ir raudonėlis. Ką daro raudonėlis? Raudonėlis malšina, ramina mūsų nervus. Ir pagrindinis dalykas, vienas iš pagrindinių dalykų, kas šitą visą kompoziciją daro mūsų, kaip sakant, naminę vegrą, tai yra jonažolė. Apie jonažolę galima šnekėti labai ilgai, todėl kad čia yra iš tikrųjų atominė žolė. Bet pašnekėkime tik tai apie kelis dalykus, ką daro jonažolė. Jonažolė tai yra natūralus antidepresantas, neturintis jokio pašalinio poveikio. Antidepresantas. Suprantat, jeigu jums yra depresija, jeigu jums yra kažkokie tai nervai, kažkokie tai pergyvenimai ar dar kažkas, tai visus šitus pergyvenimus jonažolė nuima. Toliau, ką daro jonažolė, tai yra išskirtinis augalas. Jonažolė skatina organizme išsiskirti serotoniną ir dopaminą. O kas tai yra? Tai yra, jeigu taip liaudiškai tariant, tai yra kaifo, laimės, palaimos hormonai. Taigi, jeigu mes sujungiame visus šitus tris dalykus į vieną arbatą ir geriame bent savaitę laiko, vyro organizmas, net jeigu tau ir 60 metų panašiai kai man, tavo žirgas iš guminio kuino pavirsta į geležinį visą laiką pasiruošusi kovai žirgą. Tai yra iš tikrųjų yra išbandyta. Taigi, jonažolė, raudonėlis ir gaurometis. Jeigu gersi savaitę laiko, jeigu tu mylėsi save, tai ir visos moteris mylės tave. Kas vyrui yra svarbiausia? Svarbiausia vyrui tai mylėti save. Visų pirma, vyras turi būti egoistas ir šiek tiek daugiau mylėti save. Jeigu vyras bus sveikas ir mylinti save, visa aplinka jį mylės. Taigi, vyrai mylėjai, jeigu norite nustebinti savo moterį, kad tavo moteris dejuotų ne su ašarom akise, o su palaima akise, gerk šitą arbatą. Ir tavo jaunystės jėgos sugrįž. Patikėk, aš tai žinau. Tiesa, pamiršau paminėti, o kągi sako istorija apie mūsų vyriškąją sveikatą. Žiūrėkite, turbūt ne vienas ir ne vieną kartą matėte istorijose vadovėliuose ir per televizorių, kada rodo tuos senus baudžiavos laikus ir ypač tą laikotarpį, kada Lietuva buvo Rusijos sudėtyje, bet tai čia prieš tuos kelis šimtus metų. Tai dar iki dabar yra išlikę tokios nuotraukos, kada stovi senas toksai barzdyla, šalia jo jauna moteris ir kokia 10-15 vaikų. Tai dabar yra klausimas, tai kaip dabar čia taip gaunasi, kad toksai senolis barzdyla susilaukia šitiek vaikų. Taigi pažiūrėkime, ką sako istorija. Tais laikais į kariuomenę eidavo ne 9 mėnesiam kaip dabar. Kada jaunuolis sulaukdavo 25 metų amžiaus, carinės Rusijos kariuomenė pašaukdavo, tiesiog paimdavo tokį jaunuolį į kariuomenę 25 metams kariuomenės. Įsivaizduojate, ką tai reiškia? Tai ne 9 mėnesiai, tai ne 2 metai, tai 25 metai. Ir štai 25 metų jaunuolis išeidavo į armiją ir grįždavo 50 metų, vyras, senolis, aš jau nežinau, kaip tai pavadinti. Ir va tada toksai žmogus, subrendęs vyras, jau ne pirmos jaunystės, jisai susirasdavo jauną žmoną, būtinai jauną žmoną. Kodėl jauną žmoną? O todėl, kad jisai tada pradėdavo gyventi. Ir taip per sekačius 15-20 metų jie susilaukdavo
nuo 10 iki 15, o retkarčiais ir daugiau vaikų. Tai iš kur pas šitą vyrą yra tokia jėga? Na, iš kur? Jeigu dabar pažiūrėjus, tai mūsų jau 40-mečiai tampa impotentais, o čia 70 metų senukas štampuodavo vaikus. Tai maža to, suštampuoti vaikus, juos reikia aprengti, pamaitinti, išlaikyti, išleisti į mokslus ir taip toliau. Ir visą tai guldavo ant šito senolio pečių. Ir jis tai paveždavo. Ir ne iš blogo gyvenimo, kaip kad čia nori mums pasakyti, kad oi Jėzau, kaip senoviai blogai gyveno ir visi ten mirždavo iš bado. Ne, žmonės buvo stiprus, daug stipresni negu jie yra dabar. O kodėl? Todėl, kad štai va tos, kaip dabar mes priimame šitą žolės kai vaistą, tai būdavo ant jo kasdieninio stalo. Ir jie būtent ir gyveno tą sveiką gyvenimo būdą, kurį mes dabar propaguojame ir kad propaguoju aš. Dabar pas mumi ant stalo stovi visokios kavos, velnė žino kur pagamintos, iš kur atvežtos, kažkokia tai juoda arbata, Lipton, ten dar kažkokia, iš kažkokių tai miltelių, iš kažkokių tai dulkių, nieko panašaus į arbatą neturinčio, o jie tais laikais ant jų stalo būdavo natūralios gėlės, vaistažolės, augalai iš gamtos. Tai ir būdavo jų maistas. O tu, žmogau, žino, kad tu esi tas, ką tu valgai. Tai vat jie tada valgė natūralius produktus, kurie užaugdavo natūralioje gamtoje. Jie žinojo, kaip palaikyti savyje vyriškas ir moteriškas jėgas. Va todėl štai jie buvo tokie stiprus ir sveiki. Tai štai kokią pamoką mums duoda istorija. Tiesiog mes nemokame vertinti tos istorijos. Mes tiesiog į tą istoriją žiūrime taip, kaip mums pasakė per televizorių arba kaip pakomentavo knyga. Bet įsijunkime savo smegenis ir pamatykime tą mūsų didingą praeitį, kaip buvo iš tikrųjų. Ten 70 metų senolis, dar nesiskaitė senolis. Tai buvo vyras pilname jėgų žydėjime. Tai štai, užslypi vyriška jėga. Gerk šitą arbatą ir tu būsi sveikas. Na, o jeigu tu neturi šitos arbatos, aš jos turiu daug, kreipkis į mane ir aš jūs jums parduosiu.